Vienas burtininkas miške susmeigė pagaliukus į žemę, nusirengė ir persivertė per galvą. Taip pavirtęs vilku nubėgo. Visą tai matė vienas žmogus. Jis priėjo tą vietą ir vieną pagaliuką ištraukęs pasislėpė. Neilgai trukus ateina vilkas, atsineždamas papjautą aviną. Numetęs grobį, verčiasi per galvą ir vėl tampa žmogumi. Bet vilko uodega lieka, kiek kartų besiverstų. Tada jis apsirengė, uodegą susikišo į kelnes ir pasiėmęs aviną nuėjo į kaimą. Visą tai matęs žmogus irgi atbėgo pas kaimiečius ir pasakė, kad tarp jų yra vilkolakis. Pradėję visus kratyti, ieškodami uodegos, jie tą vilkolakį atrado. Atradę, nuteisė sudeginti. Sukrovė didelį laužą ir įmetė burtininką. Jis visas sudegė, liko tik širdis. Perpjovė širdį, jos viduje rado ledą.